Girdėjau, nemokat plaut makiažo šepetėlių. Eime, parodysiu, kaip tai darau aš. Tai visų pirma, rekomenduoju šepetėlius plauti bent 2 kartus per savaitę, jei dažotės kasdien. Muiliuką naudoju iš Ringuvos su kokoso aliejum, idealiai tinka ir kaina tik 1,40 €. Tai pirmą pasiėmu šepetėlį, plaunant reikia laikyti šepetėlį žemyn nukreiptai šereliais po vandens srove, kad vanduo nenubėgtų į kotelį. Kai plaunat šepetėlius, saugokit labai, kad nesušlaptų kotelės, sudrėkinkit tik šepetėlio plaukus, ne rankeną, nes vanduo gali atklijuoti kotelį ir ne tik šereliai pradės kristi, bet ir visas kotas gali atsiklijuoti ir taip yra nutikę man, tad saugokit. Kai visi šereliai sudrėksta, paimu muilą ir sukamaisiais judesiais padengiu visus šerelius muilu, tada į delną pavalioju, kad gerai pasiskirstytų, beje vanduo turi būti ne per karštas, ne per šaltas, toks vidutinis, tada išgrėžiu šerelius, kad nubėgtų visas purvas ir tada pakišu po vandeniu vėl ir skalauju, pakartoju tą patį, kol matau, kad kai išgrėžiu nebėra su muilu nubėgančio purvo, tada būtinas žingsnis, kad gerai išdžiūtų šepetėlis, tai švelniai jį išgręžti, nespauskit per daug, tiesiog, kad nuvarvėtų vanduo ir tada paimu švarų rankšluostį ir pavolioju ir švelniai išsausinu, dar kartais tokį veiksmą padarau, kad tikrai išbėgtų visas vanduo. Tuomet paruošiu rankšluostuką, ant kurio dėsiu nuplautus švarius šepetėlius ir dedu taip, kad šepetėliai kabėtų ore, kad nebūtų prisispaudę prie rankšluosčio, nes taip geriau išdžius. Ir nerekomenduoju šepetėlių dėti prie radiatoriaus, nes šiluma gali išsausinti ir sugadinti šerelius. Ir dar rekomenduoju plauti prieš einant miegoti, kad kai ryte atsibusit, šepetėliai bus išdžiūvę ir švarūs. Tai va, mylėkit, saugokit ir teisingai plaukit savo makiažo šepetėlius, kad jie tarnautų jums daugelį metų, nes pavyzdžiui šitie šepetėliai, kuriuos ploviau video metu, jau tarnauja man ne vienerius metus.